Šiandien grįžau iš kol kas ilgiausios savo bikepacking kelionės. Vykau iš Kauno į Nordkap ir apsisukęs grįžau atgal. Per 19 dienų susukau 4652 km. Grįžęs numiegau 4 valandas ir galvoju, reikia įtvarkyti daiktų. O kol tvarkaus, galvoju, visiems įdomiausia pamatyti, ką bikepackeris slepi savo krepšiuose. Tai pabandysiu parodyti, ką ėmiau savo kelionę, pasidalinsiu savo pamastymais, kas kaip suveikė, kas tiko, kas netiko, ko trūko, gal kažką pasiėmiau per daug. Dviratis, kuriuo važiavau, yra BMC Kajus. Jis tikrai ne bikepackingo dviratis, labiau skirtas lenktynėms, tačiau man jis labai patogus. Jokių modifikacijų nesu atlikęs, visas specifiks yra, kokias paruošė gamintojas. Vienintelis dalykas, ką pakeičiau, tai užsidėjau Gravel Tendero HD padangas, kurios skirtos greitai judėti tiek plentų, tiek žvyru. Ir esu užsidėjęs aerobars. Aerobarai, kuriuos naudoju, yra Zip Vuko. Ir esu papildomai dar užsidėjęs mygtukus, kurie perjunginėja pavaras, nereikia atkelti rankų nuo vairo. Apsišvietimui Lazinė XL lempa. Galinę lempą turėjau Rock Bros, kurią parodysiu judinti dabar krepšį, jeigu jis sugedo. Ir navigavimuisi Garmin Edge 1040. Tai visų pirma pradedam nuo vairo tašių rinkinio. Turėjau Brooks pouchą, kuriame laikiau smulkius užkandžius, batonėlius, geliukus. Turėjau pasiėmęs 4 geliukus nuo pradžių, 2 sunaudojau pirmą naktį, kai važiavau nemiegojęs. Dar 2 kažkur jau kelionės pabaigoje panaudojau. Tai galim patikrinti, ką parsivežiau joje. Nature Hike kuprinė. Susispaudžia į kumščių dydį, ganėtinai nedidelį, patogi. Joje dažniausiai vakarais laikydavau maistą, bei rytais šiukšlės išvežimui. Magnio tabletės stengdavausi įsimesti kiekvieną dieną į vandenį, išsitirpdyti. Dar žiūriu, yra turbūt koks trečdalis, tai neatsakingai elgiausi, ne kiekvieną dieną tą dariau. Ir liko keletas batonėlių. Turėjau kokius gal 10 šitų kofeininių geliukų ir kokius 3 batonėlius. Tai čia dar pavyks valgyti. Juos visus atsivežiau iš Lietuvos. Burita. Buritai laikiau palapinę ir rūbus pasikeitimui. Tai šortai, kojinės, beisas bei atsarginė maikė. Burita atsivinioja iš abiejų galų. Galima pasimti daiktus iš bet kurios pusės. Čia turiu Nature Hike Cloud Up 2 palapinę. Joje yra jos viršutinė, apatinė dalis bei koliukai, o pats rėmas, tie vamsdeliai rėmas sudėti į tailbagą, nes jie į mano vairo plotį netilpa. Ir rūbai. Šiame maišelį laikiau šortus, maikę bei slayerį bei švarias kojines. Dabar visi šie rūbai jau panaudoti ir juos reikia plauti. Aksesuarų krepšys, kuris kabinasi tiesiai ant buritos, buvo naudojamas kažkokiems užkandžiams, kurie netelpa į kišenes arba kitas tačias, bei visiems rūbams, kuriuos naudoju dienos metu. Tai, pavyzdžiui, šalikas, pirštinės, batų nuo lietaus apsaugos, rankų pašiltinimai, šiltos pirštinės, dantų pasta ir šepetukas. Aišku, dantų šepetukas nupjautas, joks bikepackeris nesiveža visų šepetuką. Riešutai, datelės. Viskas. Rėmo krepšiai Tailfin, bendras krepšių tūris yra apie 5 litrus. Viršutiniam stengiausi laikyti daugiau elektroniką, bet tai, ką naudoju kiekvieną dieną. Turėjau 2 powerbankus, vieną jau išėmiau. Higieninis servetėlės, kelto bilietas. Purškalas nuo odų, kuris buvo visiškai beprasmis ir nieko nepadėjo. Kažkokios maišeliai kažkokie. Šaukštas, peilis, atidarytuvas. Daugiau nieko nereikia iš multitulso, dar šiaip antra pusė yra su šakutė, bet man tik šaukštas čia reikalingas. Lūpom vazelinas, SRAMO pakrovėjas, nes naudoju elektrinę SRAMO grupę, atsarginę bateriją.
šveicariškas peiliukas. Kaip sako, šveicariškas peiliukas, kas tinka viskam, tas netinka niekam, bet gera turėti smulkių aštrių įrankių, kurie gali kažkada praversti. Beje, šitą peiliuką radau pamestą kažkada baikpekindamas. Ir powerbanks, kurį naudoju kiekvieną dieną, jisai yra toks ganėtinai nebrangus, bet turint didelį tūrį, greitai įsikraunantis. Man jis tiko. Turėjau antrąjį, kurį naudojau kaip backupą, jeigu nespėčiau kažkur pasikrauti jį. Ir laidai. Elektrinė izoliacija. Bei keletas užtrauktukų, kurių irgi nepanaudojau. Viskas krepšys tuščias. Rėmo krepšys. Čia daugiausiai buvo visokie įrankiai, higienos reikmenys bei pataisymas naudojami dalykai. Powerbankui pakrauti rozetės. Tuščias maišelis. Atsarginės baterijos. Tai turėjau čia dar vieną SRAM bateriją bei GoPro baterijas. Galinė lemputė, kuris sugedo, nebeįsijungia, nors bandant pakrauti rašo, kad yra pilna baterija. Skuduras, tiksliau sena kojinė bei skvirt grandinės tepalas. Grandinę pertapdavau kiekvieną vakarą, nes skvirtas turi pagulėti ant grandinės, kad ją įsigertų. Ir skvirt šemi kremas, kuris yra antibakterinis nuo pritrinimų, tai tepamas visas kontaktinis vietas, kad neatsirastų žaizdų, neatsirastų bakterijų užkrėtimų. Rankinė pompa. Taip pat turiu ir elektrinę pompą, kurią spėjau iškrauti. Rankinę panaudojau dar porą kartų. Dar juodos izoliacijos. Atsarginė grandinė. Jau paskutinės 2 dienas jaučiau, kad man grandinė eina į pabaigą ir ją reikėtų pakeisti. Bet to nepadariau, važiavau iki galo, nebedaug buvo likę. Tai galėsiu ją užsidėti dabar. Bei grandiniai žnyplės, kad būtų patogiau, kad nereiktų ieškoti kažkokių gudrybių. Lopai kameroms. Ir ką čia dar turime? Multitoolsas. Lopetėlės nuimti padangai. Tublės, rinkinukas. Dar viena atsarginė kamera. Turėjau 2, viena dabar yra galiniai padangai. Duct tape'o šiek tiek. Jį nusipirkau eigoj, nes prakiro čiužinys, bandžiau su juo susiklijuoti, nepavyko, teko pirkti naują čiužinį. Žiebtuvėlis gali dėl kažkokių priežasčių prireikti, neprireikia. Ventilius, kurį išsukau, kai keičiau kamerą. Kas čia dar kažką matau. Ir atsarginės kaladėlis stabdžiams. Viskas, krepšys tuščias. Ir pabaigai galinis apidūra krepšys. Stilingai uždėti akinukai. Akinius visada supratęs kabinti kažkur ant dviračio, ant krepšių, nes kai esi pavargęs, pasidedi juos kažkur ant suoliuko šalia ir gali nuvažiuoti pamiršti. Tai stengiuosi nesiems kažkur prisikabinti, kad jeigu pamirščiau, galėčiau rasti tiek. Pats krepšys yra apidūra. Man atrodo, jau nebe pardavinėja, yra nauja serija. Jį naudoju 6 metus, kaip ir visus kitus savo apidūrą krepšius pirkau kartu. Labai patenkintas jais, vandens nepraleidžia, yra lengvi, talpūs, geri krepšiai. Šitas yra mažesnioji versija, berods 14 litrų. Man jos pilnai užtenka. Nenoriu didesnės, nes pasiimčiau tiesiog daugiau bereikalingų daiktų. Pūkinė striukė iš AliExpress. Ne pati geriausia, ne pati mažiausia, ne pati lengviausia, bet padarė savo darbą. Čiužinys, kurį pirkau Suomijoje, RAB Ultrasphere 5, kurį nusipirkau Suomijoje, bet čiužinys labai brangus, bet nusipirksiu iškart supratau, už ką sumokėjau tos pinigus, nes jis praktiškai 2 mažesnis už tą, kurį turėjau
bet yra ir daug komfortiškesnis ir žymiai šilčiau miegoti ant jo. Palapinės kauliukai. Jie netilpo prie kitų palapinės dalių, tai buvo sukrauti čia. Šiltas lietui atsparus švarkelis, Rosti gamintojo, visiškai nepraleidžiantis vandens ir viduje turintis thermal floss. Tai toks visiškai žieminis rūbas, kurį man buvo žūtbūt reikalinga turėti, kai buvau pačiam šiauriausiam taške. Miegmaišis Nature Hike Aegis Max 2 berods. Miegmaišis yra pūkinis, tinkamas 5 laipsnių temperatūrai, bet aš jį jau naudoju kokius gal 6-7 metus, jau kai pradėjo byrėti, reikėtų atsinaujinti. Šiaip patenkins šito čiužiniu, labai geras. Ir nakčiai šortai, bei dar ten turėtų būti kojinės ir kalėdų senelio lauktuvės krikšto dukrai. Perbėgau per visus daiktus, kuriuos turėjau. Stengiausi susikrauti lengvai, net neimti kažkokių daiktų, kurie būtų tiesiog nice to have. Atsisakiau šiek tiek komforto, ėmiau tik tai, ką iš tikrųjų gali prireikti. Ką galbūt būčiau norėjęs turėti su savim, tai virtuvėlė, kad būtų galima pasidaryti vakarienę pačiam. Tai būtų ir pigesnė, ir sveikesnė kelionė, bet jau nebeturėjau tam vietos, kadangi keliavau į šiaurę, teko pasirinkti šiltesnius rūbus vietoje. Naudojam daiktų pavadinimus, modelius surašau ekrane, palieku. Jeigu kyla kažkokių klausimų, rašykit komentarus, atsakysiu.